Atėjus naujiems mokslo metams iškyla klausimas, ką pasirinkti. Kai yra galimybė rinktis iš daugybės pasirinkimų, rinktis tenka tai, kas išties įdomu ir kur gali susitikti tokius pačius kaip tu bendraminčius. Dronai nėra naujiena mūsų šviesioje padangėje. Dabar yra pats laikas susipažinti iš arčiau su šių skraidūnų galimybėmis, išmokti juos ne tik valdyti, dalyvauti varžybose, bet ir mokytis, kaip juos susikonstruoti ir reikalui esant susitaisyti, nes jie pačioje pradžioje, besimokinant skraidyti, mėgsta kristi ir aišku sugesti. Susipažinus su bepiločių orlaivių panaudojimo plačiomis galimybėmis, būtina žinoti ir saugumo taisyklės. Dronai atkeliavo į mūsų kasdieninį gyvenimą ir niekur nedings. Ateitis yra dabar. Aišku, jeigu ir tu norėtum skristi kaip paukštis, niekas netrukdo. Galimybės jau yra čia. Automodeliuotojai tai atskira grupė žmonių, kurie gyvena tarp mūsų ir retas žino, kokias galias jie turi. Tai žmonės, kurie sugeba valdyti sumažintus automobilius per atstumą. Lenktyniauja, visada ieško būdų, kaip pagerinti savo įgūdžius trasoje ir už jos ribų. Kaip sureguliuoti automobilį, kad jis posūkiuose lėktų nepriekaištingą trajektoriją ir neužlėktų už trasos ribų. Vaikai, norintys vairuoti automobilį dabar, tai gali saugiai padaryti. Susikonstravus savo mašinėlę ir puikiai įsisavinus mechaninius niuansus, nebekils noras lėkti tiesiai į sieną. Bet jei taip ir nutiktų, įgytos žinios padės, kaip susitaisyti ir toliau tobulėti savo vairuotojo mechaniko karjeroje. Jei dar kas nors galvoja, kad robotika tai tik nuobodus konstravimas ir programavimas, tai galiu jūs patikinti, kad yra anaiptol. Žvelgdami į robotus mes matome savo proto ir kūno tęstinumą. Tai dar vienas būdas žvelgti į mus supantį pasaulį, jį pažinti, kurti ir džiaugtis tai, ką jau turime, be abejo išsaugodami vertybės. Taip, sutinku, nėra lengva suspėti adaptuotis prie naujovių, bet tai yra pats didžiausias iššūkis savęs ieškojime. Rinkis tai, kas tave galėtų padaryti geresniu žmogumi. Žinias ir patirtis, kurias įgysi šiandien,
ateityje panaudosi, kuriant geresnį, draugiškesnį pasaulį. Skambinkit, teiraukitės, rašykit, klauskit, o geriausia, užsukit. Visos nuorodos veda į mokslo klubą ir visi geri dalykai ten įvyksta. Rinkis vertybės, rinkis mokslo klubą.